Labadiena. Šiandien parodysiu video demonstraciją, kaip iš dokumentų valdymo sistemos, kaip elgtis dokumentų valdymo sistemoje su pirkimo sąskaitomis aplamai, nuo pat jos atsiradimo dokumentų valdymo sistemoje iki užregistravimo, nusiuntimo į buhalterinę apskaitą, jeigu naudojate mūsų buhalterinę apskaitą, jeigu nenaudojate, tai galime ir tą tokią sąskaitą perduoti ir jūsų naudojamos buhalterinės apskaitos programai. Taigi, kaip atsiranda sąskaita dokumentų valdymo sistemoje, tai ją mes galime į dokumentų valdymo sistemą nusiųsti elektroniniu paštu, tada jis atsiras kataloge, arba tiesiog įkelti dokumentą į sistemą iš savo kompiuterio, tiesiog velkant failą, ką dabar ir padarysiu, keliu dokumentą į dokumentų valdymo sistemą ir galiu nurodyti katalogą, tokį nurodysiu dokumentai buhalterijai, specialų katalogą turiu. Taip pat galiu priskirti šabloną, ką ir padarysiu, nes šablonė turiu nurodytą dokumento tipą, kad tai yra būtent sąskaita bei procesą, kas turėtų daryti su tuo dokumentu, kai jį siūsiu. Šiuo atveju aš jo niekur nesiųsiu, kol kas aš jį tik išsisaugau tą dokumentą. Taip, ir štai turiu dokumentą, matau jo vaizdą, kas tai per dokumentas, matau, kad tai yra tiekėjas Šaltinėlio vandenys, reiškiasi, matau, kad tai yra gauta sąskaita dokumento tipą ir matau jau specialiai tam skirtą suvesti informaciją, skiltis suvesti tą sąskaitos informaciją. Na, Šaltinėlio vandenis tokį klientą jau turiu suvestą. Kas naudojasi mūsų sistema, tikriausiai žino, kad turime integraciją su Rekvizitai LT, kur yra galimybė suvesti tiekėją naudojantis Rekvizitai LT informaciją, įvedus įmonės kodą ar pavadinimo fragmentą. Suvedus tiekėją, nurodau sąskaitos numerį, sąskaitos datą, sumą be PVM, apmokėti iki terminą. Tai vadiname galvos informacija. Šią informaciją, jeigu turėtume integraciją su kokia nors sąskaitų atpažinimo sistema, tai Fitek, Omniva ar kitas tiekėjas, jeigu jums tokią paslaugą teikia, šios informacijos nurodinėti nereikėtų. Toliau pereinam prie eilučių, tai yra skirstymo pagal produktus, kaštų centrus ar kitas dimensijas. Šiuo atveju matau, kad ši įmonė naudoja privalomai reikia nurodyti produktą pajamuojamą, projektą bei padalinį, tačiau jie nėra privalomi. Na, produktas pas mus čia kažkas susijęs su vandeniu, tai vandens sąnaudos. Projektas renkuosi iš sistemoje aprašytų projektų ir padalinių. Jeigu informacija jos tiek ir yra, tai praktiškai tai yra viena eilutė, tai mano darbas ir baigtas. Jeigu norėčiau išdetalizuoti, kaip pavyzdys, proporcingai skirtingiems projektams šį vandenį, pirkom vandenį 2 projektams, tai reikėtų prisidėti eilutę, nurodyti, kad dalinsime procentiškai po 50% kiekviena eilutė, tai abiejose eilutėse tai yra vanduo, tačiau projektas, tarkim, polisis, padalinys tas pats. Taigi, ką padariau, tai reiškia suvedžiau vieną sąskaitos eilutę, nurodžiau 2 skirtingas detalizacijas, dimensijas, 2 skirtingus projektus, visa kita yra tas pats. Taip pat, ką galiu dar padaryti, tai galiu išsisaugoti šį paskirstymo šabloną sekančiam kartui, kai gausiu tokią pat sąskaitą, kad būtų galima nebenurodinėti tų proporcijų ir projektų, o jau rinktis iš šablono. Tai išsaugoti šabloną, vanduo, kodas, Šaltinėlio vanduo, čia reikia parašyti, Šaltinėlio vanduo, kodas 01V, išsaugoti.
Taip pat, ką galėjau padaryti, tai išsaugoti, nurodydamas, kad sekantį kartą būtų galima, kad jeigu iš tiekėjo gausi iš šaltinėlio vandens, kad šį paskirstimo šabloną sistema pritaikytų automatiškai. Na, kai savo darbą baigiau, kaip vadybininkas arba kaip tas, arba apskaitininkas, kuris suvedinėja duomenis apie sąskaitą, toliau reikėtų siūsti į buhalteriją. Aišku, aš turiu teisę kurti sąskaitą iškart. Taigi siūsime sąskaitą buhalterijai, spaudžiu mygtuką siūsti, pagal šabloną sistema parenka, kad vadovas tvirtins, buhalteris registruos. Iš principo aš šiuo atveju paliksiu tik buhalteriją registracijai, išsiunčiu dokumentą ir prisijungęs kaip buhalterė. Taigi pasijungęs kaip buhalterijos atstovas, matau savo virtualaus darbo stalo 4 dokumentus, vienas iš jų registracijai, būtent ta sąskaita registracijai ir sutikrinu visą suvestą apskaitininkės arba vadybininko informaciją. Tai yra tiek pačios sąskaitos galva, tiek paskirstimą. Na ir prieš registruodamas dokumentą sukuriu sąskaitą. Sąskaita, reiškia, bus sukurta šitoje vietoje jau mūsų buhalteriniai programai su nurodyta visa informacija. Tai tie mūsų klientai, kurie naudojasi buhalterinė programa, faktiškai tą sąskaitą jau ras savo pirkimų registre. Paspaudus kurti sąskaitą, ji sėkmingai sukuriama, užregistruojamas dokumentas į registrą. Na ir jeigu atsidarysim buhalterijos programą, šio mėnesio sąskaitų sąraše rasime naują sąskaitą šaltinėlio vandenis, kurioje yra visa informacija, kurią suvedė apskaitininkas, patvirtino buhalteris. Matom sąskaitos galvos informaciją ir sąskaitos detalėse matom, koks parinktas produktas, kokios yra tos sąskaitos padalinio ir projekto detalizacijos dimensijos. Toliau tęsiant mano prezentacijas, kaip ir minėjau, sąskaita gali atsirasti įkėlimo būdu. Galiu tiesiog, jeigu aš esu buhalteris, tiesiog radęs gautų sąskaitų registre, reiškia, sąskaitą, ją suvesti vėl. Štai turiu kitą sąskaitą G4S Lietuva, reiškia, tokia įmonė teikianti paslaugas. Pažiūrėkime, ar turiu tokią. Matau, neturiu. Kuriu naują, pasinaudodamas rekvizitai informaciją. Štai brandu šitą įmonę G4S Lietuva. Tokiu būdu sukuriu naują kliento kortelę. Sistema sako, yra panašių. Telia Lietuva, Circle Lietuva, tai reiškia, pavadinime randa panašius pavadinimus, tačiau tai yra naujas tiekėjas. Ir naujam tiekėjui, reiškia, suvedu lygiai taip tuo pačiu principu sąskaitą, nurodydamas seriją ir numerį. Taip, kaip minėjau, šitoje vietoje galima integracija su sąskaitų, taip aš vadinu, atpažintojais. Sąskaitos data yra lapkričio 6. Be PVM suma yra 32 eurai. Apmokėti iki terminas 30 lapkričio. Na ir beliko suvesti, reiškia, saugos produkto. Tokio produkto šiuo metu buhalterijoje neturiu, tai įvairios bendros sąnaudos. Ir vėlgi nurodau projektą, padalinį, jeigu noriu. Ir kaip minėjau, galiu išsisaugoti šabloną, kad sekantį kartą sistema žinotų, kad jeigu sąskaita gauta iš G4S, tai ją detalizuoti, tai priskirti šiuos produktus, projektus ir padalinius reikia būtent šiuos, o ne kitus. Taip, nes pažymėjus varnelę įtraukti partnerį paskirstimo šablono taisyklę,
šios varnelės pagalba jūs sukursite taisyklę sistemoje, kuri žinos, kad G4S partneris, jo suma, kokia jinai bebūtų, turi būtent tokias detalizacijas, tokia proporcija nurodyta. Jeigu, aišku, 100% proporcija, tai 100% važiuoja G4S. Kartosiu ir kodą, nes jis yra privalomas. Taip, tai tokiu būdu. Ir lygiai taip pat, jeigu aš atlieku ir suvedimo informaciją ir kuriu sąskaitą, tai suvedžiau, paspaudžiau kurti sąskaitą ir buhalteriniai programai štai randu dar vieną sąskaitėlę G4S Lietuva, lapkričio 6, viena eilutė ir noriu pabrėžti, rasiu ir dokumentą, taip sakant, dokumento auselėje randu susietą dokumentą su ta pirkimo sąskaita, tai reiškia, iš didžiosios knygos gebėsiu rasti šį dokumentą. Jeigu turėsite klausimų ar pageidavimų, mielai kreipkitės į mūsų konsultantus, kaip sukonfigūruoti šitą funkcionalumą, taip pat rasite prie video pateiktoje detalioje instrukcijoje.